Labas rytas, mano vardas Valdas, dirbu mokslo ir inovacijų skyriuje ir šiandieną turiu užduotį trumpai, paprastai, efektyviai, aiškiai pristatyti informaciją apie naujausią agentūros kvietimą pavadinimu TUI Invest. Tai jei jums nebaisus ir aktualūs žodžiai tiesioginės užsienio investicijos, moksliniai tyrimai, eksperimentinė veiklos plėtra, kviečiu įsipilti puodelį kavos, rezervuoti valandą laiko, pasiruošti galvoje daug klausimų ir praleisti laiką drauge. Kvietimas naujas, rūbas naujas, bet galbūt kai kuriems jau gali būti ir pažįstamas tokiais pavadinimais kaip Smart FDI arba Smart Invest. Tai palyginsiu, atsakysiu į skirtumus pagrindinius ir šiandieną mes apžvelgsime šias temas nuo tikslų, remiamų veiklų iki teiktinų dokumentų, viskas tam, kad paraišką būtų pateikti kaip galima paprasčiau. Kaip ir sakiau, viso pranešimo metu galite užduoti klausimus, į kuriuos bandysime atsakyti. Ko neatsakysime pranešimo metu, atsakysime po pranešimo. Taip pat skaidrėse pabaigoje rasite tiek dedikuotus telefonus, dedikuotą elektroninį paštą ir visą kvietimo galiojimo laikotarpį. Jūs taip pat drąsiai rašykite, skambinkite ir bandykime šitą baubą įveikti kartu. Kvietimo tikslas - skatinti aukštos pridėtinės vertės tiesioginės užsienio investicijas. Turime remiamas veiklas, tai yra taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir naudosime tą kodinį raktinį žodį santrupą MTEP. Taip pat dar viena remiama veikla - patentavimo veikla, kurią galite pasinaudoti. Dabar pinigai. Bendras kvietimo biudžetas yra 6 milijonai eurų, tačiau esant puikių, gerų paraiškų didžiuliam kiekiui, agentūra visada turi galimybę teikti ministerijai siūlymą didinti finansavimą. Maksimalus finansavimas projektui 2 milijonai eurų, minimalus finansavimas 140 tūkstančių eurų. Jei nesieksite minimalaus finansavimo, tuomet paraiška automatiškai būtų atmesta. Jei viršysite maksimalų finansavimą, tai turėsite daugiau pridėti savų lėšų. Maksimali suma patentavimo veiklai yra 30 tūkstančių eurų. Na ir kas tos tiesioginės užsienio investicijos, apie tai šnekam. Turime Lietuvos banko gana sudėtingą apibrėžimą, tai yra investicijos, kurių pagrindų susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai, finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo, nerezidento, ir šalies tiesioginio investavimo subjekto rezidento. Bet jei kalbame paprastai, tai tiesiog ateina užsienio įmonė, kuri nori daryti verslą Lietuvoje, vykdydama mokslinius tyrimus, kurdama inovatyvius produktus ir įlieja į to produkto kūrimą reikalingas savo lėšas. O tos lėšos tai gali būti nuosavos įmonės lėšos, fizinio asmens lėšos, skolintos lėšos ar įstatinio kapitalo didinimas. Kas gali teikti paraiškas? Tam yra 3 sąlygos tinkamo pareiškėjo ir dabar tas sąlygas trumpai ir pažiūrėkime. Pirmiausia, tai tinkamas pareiškėjas tai yra užsienio įmonė, tai yra užsienio įmonės įkurta arba įsteigta lietuviška įmonė ir tai lietuviškai įmoniai užsienio įmonė daro lemiamą įtaką. Taip pat tai gali būti užsienio investuotojo įsteigtas filialas Lietuvoje. Tai viena sąlyga. Antra sąlyga, kad įmonė turi būti labai maža arba vidutinė, o jei tokia nėra, tai ji gali būti didelė, bet tik tuomet ji turi bendradarbiauti su maža arba vidutinė įmonė. Na ir trečia svarbi sąlyga, kurios netenkinant irgi paraiška būtų atmesta, kad pareiškėjo pajamos, įskaitant įmonių grupę, per paskutinius 3 finansinius metus turi būti nemažesnė nei prašoma finansavimo suma. Per 3 metus, nemažiau nei finansavimo suma, tiek pajamų turėtų turėti užsienio investuotojas. Svarbi sąlyga, kaip ir kituose projektuose, yra ta, kad tiek pareiškėjas, tiek ūkio subjektas, kuriam priklauso pareiškėjas, negali būti patiriantis sunkumų. Keli svarbus momentai, matyti, apie ką dabar ir kalbėjome, kad įmonių grupę pajamų pakankamumo vertinimų suprantame kaip motininę patronuojančiąją ir jos dukterinės įmonės. Kas yra ta lemiama įtaka, kurią daro užsienio įmonė lietuviškai, tai turėtų turėti daugiau nei 50% balso teisių arba ne mažiau nei 10% balso teisių ir bent vieną privilegijuotąją akciją. Lemiama įtaka turi būti jau paraiškos ar projekto gyvenimo plano pateikimo metu, ne iki projekto finansavimo sutarties, bet jau tuo pradiniu vertinimo metu tą dalyką žiūrime.
Na ir investuotojas gali būti užsienio lietuvis, bet tik tuo atveju, jei jis yra rezidentas užsienio šalyje. Tai ne rezidentas Lietuvoje, rezidentas užsienio šalyje tiek ES, tiek ne ES. Atitinkamai tinkamas partneris, jisai skaidosi priklausomai nuo pareiškėjo dydžio. Jei pareiškėjas yra maža vidutinė įmonė, tai partneris gali būti taip pat maža vidutinė įmonė, mokslo studijų institucija, taip pat didelė įmonė. Tai praktiškai visų tipų įmonės. Tačiau jei pareiškėjas yra didelė įmonė, partneris gali būti tik maža vidutinė įmonė, negalėtų būti mokslo ir studijų institucija. Jei ateina partneris, yra svarbi nuostata, kad pareiškėjas turi patirti ne mažiau kaip 50% visų išlaidų. Na ir jei siekiama pasididinti finansavimo intensyvumą už veiksmingą bendradarbiavimą, yra tokia galimybė, apie tai pakalbėsime dar, tai partneris turėtų patirti ne mažiau nei 30% išlaidų, o mokslo studijų institucija ne mažiau nei 10%. Taip pat kaip ir pareiškėjai, partneriai ir jų ūkio subjektai negali būti sunkumų patiriantis. Na ir šiais sudėtingais laikais, matyt, reikia paminėti ir tai, kad finansavimas nėra skiriamas pareiškėjams, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, ar kurių veikloje dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, ar dalyvauja užsieniečiai, įtraukti užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką viešai sąrašą. Tie sąrašai raudonai, skelbiami viešai, galima pasitikrinti ir pažiūrėti, bet vertimo metu tiesiog atkreipiu dėmesį, kad inovacijų agentūra visais atvejais tikrina tinkamumą Lietuvos nacionaliniam saugumui. Finansavimo teritorija, matyt, jau nebebus naujovė, jei domėjotės kitais kvietimais. Kvietimas šis skirtas yra vidurio vakarų Lietuvos regionai, tai yra įmonės, kurios bus įkurtos Lietuvoje, jos turi veikti vidurio vakarų Lietuvos regione, tai yra visa Lietuva išskyrus sostinės regioną. Dabar priklausimą šitam vidurio vakarų Lietuvos regionai vertiname kaip yra dvi galimybės, pasakykim taip. Tai jei projekto veiklų vykdymui reikalinga stacionari laboratorija, vienas atvejis, ir kai projekto veiklų vykdymui nėra reikalinga stacionari laboratorija ar įranga yra mobili, tai tuomet yra kitas atvejis. Tai pirmuoju atveju mes turėtumėm turėti projektui naudojamos infrastruktūros sąrašą, žiūrime, kur ta infrastruktūra gyvena, pasakysiu taip, kur gyvena įmonė ir kur bus vykdomas projektas. Ir tos visos vietos turėtų sutapti ir būti tam vidurio vakarų Lietuvos regione. Atitinkamai, jei aktualu IT galbūt projektams, tai jei įranga yra mobili, mes žiūrime įmonės registracijos vietą, ta įmonės registracijos vieta turėtų būti sutvarkyta dar iki paraiškos pateikimo, čia būtinai, ir žiūrime projekto veiklų vykdymo vietą. Ką dar matyti yra svarbu žinoti, kad prašysime patalpų nuosavybės, nuomos dokumentų, jie turėtų būti registruoti registrų centre, bet tai galės susitvarkyti dar iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo. Dar matyti svarbus momentas, kad patalpos turi būti pritaikytos projekte vykdomai veiklai. Tai jei kursite jaunystės eliksyrą, sandėlyje to daryti negalėsite. Kitoje skaidrėje matome produkto kūrimo etapus. Pagal klasifikacijos aprašą yra suskirstyta į 9 technologinės parengties lygius. Tai atkreipsiu dėmesį, kad fundamentiniai moksliniai tyrimai, pirmasis technologinės parengties lygis šiuose projektuose nėra finansuojamas. Finansuojami taikomieji moksliniai tyrimai nuo 2 iki 5 TPL ir eksperimentinė plėtra nuo 6 iki 9 TPL. Verslo plane jūsų prašysime apsirašyti, koks TPL lygis yra pasiektas iki projekto vykdymo ir kokiu TPL jūs planuojate tą projektą užbaigti. Įprastai tai būna 8 TPL, sukurtas prototipas, bandomosios partijos gamyba. Šitoje skaidrėje matome, kad visi tie TPL sueina į inovaciją. Tai inovacija jau tas produktas, kuris yra įdiegtas į rinką. Ir labai dažna klaida yra tai, kad galvojame, kad inovacija yra tapatu MTEP-ui. Tai taip nėra. MTEP-as vertinamas pagal Frascati vadovą ir ačiū Dievui, kad ne projektų vadovai tai turi vertinti, o tai daro inovacijų agentūros samdomi išorės ekspertai, savo srities žinovai, profesionalai, profesoriai, dėstytojai.
kurių tapatybės neskleidžiame, bet kurie turi reikiamas žinias ir kompetencijas. Tai jie ir įvertina pagal tą Frascati vadovą, ar projekto veikla yra nauja, kūrybiška, neapibriešta, sisteminga, perdodama ir atkartojama. Visi tie 5 kriterijai pagal čia aprašytus punktus yra vertinami ir tik pripažinus. Pirmas svarbus etapas, kad projektas būtų finansuotas, tai yra pripažinti, kad ta veikla yra MTEPas, nes nemaža dalis paraiškų būna pripažįstamos netinkamomis finansuoti dėl to MTEPo nebuvimo. Finansavimo intensyvumas, tai reiškia, kiek pinigų ES skirs, nes projekto tinkamos išlaidos susidaro iš ES finansavimo dalies ir jūsų nuosavos dalies. Tai dabar finansavimo intensyvumas priklauso nuo įgyvendinamos veiklos, moksliniams tyrimams yra didesnis, eksperimentiniai plėtrai mažesnis. Taip pat priklauso nuo įmonės dydžio. Didelėms įmonėms finansavimo intensyvumas yra mažesnis, vidutinėms didesnis, mažoms dar didesnis. Priklauso finansavimo intensyvumas gali tam tikrais atvejais būti padidintas iki procentinių punktų, iki 15 procentinių punktų. Tačiau aš atkreipsiu dėmesį dar, kad yra, kaip sakyt, uždėtos lubos, tai nepaisant tų 15 procentų vis tiek moksliniams tyrimams, pavyzdžiui, negalėtų labai maža įmonė, kuri norėtų pasididinti iki 15 procentinių punktų, tai nebūtų 85, o būtų vis tiek 80 maksimalus finansavimas mokslinių tyrimų veiklai, eksperimentiniai plėtrai būtų maksimalus 60. Tai iki šiol šiuose kvietimuose finansavimo intensyvumas padidintas iki 15 procentinių punktų buvo galimas, jei tenkinama viena sąlyga už veiksmingą bendradarbiavimą. Apie tai bus kitoje skaidrėje. Tačiau šitame kvietime yra naujovė, kad finansavimo intensyvumas padidintas 15 procentinių punktų gali būti ne tik už veiksmingą bendradarbiavimą, bet ir jei projektų rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose. Taip pat pareiškėjas įsipareigojo laiku suteikti licenzijas rinkos kainą. Ir pažymėjau žaliai, dabar fejerverkai, ditirambai ir gera naujiena, jei žiūrite šios mokymus, įsidėmėkite. Ši sąlyga yra labai svarbi, 8624 pažymėta. Jei mokslinių tyrimų ir plėtros projektas vykdomas remiamame regione. Tai VVL-as, Vidurio Vakarų Lietuvos regionas, yra tas remiamas regionas ir realiai pagal šitą punktą, jei prašysite didinti finansavimą 15 procentinių punktų, be jokių kitų papildomų įsipareigojimų jūs tą finansavimo intensyvumą gausite didesnį. Tai čia yra gera žinia. Bet vis dėlto turiu papasakoti tada dar išplėtoti tą 8621 punktą, kas yra tas veiksmingas bendradarbiavimas. Tai jei nuspręstumėt pagal šitą punktą prašytis didesnio finansavimo, turėtumėt partnerius, tai tada veiksmingas bendradarbiavimas turi tam tikrus apribojimus, kad partneris turėtų patirti 30 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, pareiškės 70, mokslo studijų institucijų atveju pareiškėjas turėtų 90 procentų, o partneris 10 procentų. Ir svarbus momentas, kad pareiškėjas ir partneris turėtų būti vienas kito atžvilgių savarankiškos įmonės, jei pretenduojama į projekto finansuojamosios dalies padidinimą už veiksmingą bendradarbiavimą. Tinkamos finansuoti išlaidos yra uždėti 2 apribojimai apraše, kad pavyzdžiui MTEP paslaugos ir konsultavimo ir lygiavertės paslaugos bei išlaidos, sakykime, patentams, jos negali sudaryti daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. Taip pat apribojimas nedaugiau 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų yra uždėtas patalpų nuomos išlaidoms. Tarp kitų išlaidų paminėtinos trumpalaikio turto įsigijimo. Naujo periodo kvietimuose mes nebeturime ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų, bet turime 2 tipų išlaidas, tai yra nusidėvėjimo sąnaudas arba įrangos nuomos išlaidas. Tai vienu atveju nusidėvėjimo sąnaudos tai reiškia, kad projekto vykdytojas nusiperka įrangą savo lėšomis, įrangą ne bet kokią, o būtiną projekto tikslams rezultatams pasiekti ir mes tą būtinumą irgi vertinam.
nusiperka savo lėšomis, naudoja projekto reikmėms, ta įranga yra nudėvima ir su mokėjimo prašymais tos išlaidos po truputėlį yra kompensuojamos projekto vykdytojai. Įrangos nuomos atveju ta įranga nuomojama iš kažkokių išorės tiekėjų, ji netampa projekto vykdytojo nuosavybė, o agentūra apmoka įrangos nuomos išlaidas. Svarbu matyti projektų vykdančio personalo darbo užmokestis ir palyginsiu su ankstesniais kvietimais, dar atkreipsiu dėmesį, kad turėjome nemažai atvejų, kai, pavyzdžiui, pareigybę užvadina tyrėjas brūkšnelis direktorius ir, kaip sakau, nori gauti direktoriaus darbo atlyginimą, o vykdyti tyrėjo funkcijas. Tai taip nesidaro. Realiai atlyginimui pagrysti yra dvi opcijos, tai yra arba statistikos departamento mokamas vidurkis, arba 6 mėnesių toje įmonėje vykdomo 6 mėnesių darbo užmokesčio pažyma. Tai reiškia, kad ta pareigybė jau turėjo būti įmonėje tokia pati arba panaši ir turėjo būti pagal šitą nustatomas įkainis vidurkis. Netinka jokie, nežinau, mėgstama ten darbo skelbimai, kitų įmonių kažkokie pagrindimai, ne. Yra vienintelis kelias arba 6 mėnesių darbo užmokesčio pažyma toje įmonėje arba statistikos departamento darbo užmokesčio vidurkis. Jokių kitų opcijų šitame kvietime nebus. Lygiai taip pat, kalbant apie projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidas, tai tos komandiruotės jos turi būti būtinos ir reikia pagrysti prototipo kūrimui, būtinos projekto tikslams ir rezultatams pasiekti. Ir turėjau atveju, kai bandė prisiplanuoti produkto pardavimo parodų ir už stendus parodų apsimokėti, tai visos tos išlaidos buvo pripažintos netinkamam finansuoti. Ir faktas, žinia, kad turime tas netiesioginės išlaidas, už kurias atsiskaityti nereikia pagal fiksuotą projekto išlaidų normą, tai gali būti arba 0% arba 7%. Pavyzdžiui, 6,99 negalėtų būti, nes sistema tokių nepraleis. Tiek trumpai apie tinkamas finansuoti išlaidas. Nors turime dar vieną veiklą, patentavimo veiklą, ir patentavimo veiklai, kaip ir minėjau, maksimalus finansavimas yra iki 30 000 eurų. Ir šita veikla yra skirta pateikti patentinę paraišką ir gauti patentą. Tam tikrais atvejais gali būti pateiktas sprendimas, kuriuo atsisakoma išduoti patentą. Tai toks neigiamas rezultatas taip pat būtų rezultatas, kuris galėtų būti finansuotas. Dabar išlaidos abiem atvejais, tiek patentinės paraiškos pateikimui, tiek išlaidos susijusios su patento gavimu, negavimu, kaip čia parašyta, tai galimos išlaidos, tinkamos finansuoti išlaidos, tai yra išlaidos patentiniam patikėtiniui ir visi susiję mokesčiai. Čia dar turime netiesioginės išlaidas 7%, ką reikia dar pasakyti, kad patentavimo veiklą gali vykdyti tik pareiškėjas ir kad šita veikla yra finansuojama pagal naują de minimis reglamentą. Apie tai aš irgi dar trumpai papasakosiu. Ką dar svarbu žinoti, kad patentavimo veiklai yra nustatomos 2 fiksuotos sumos. Kas yra ta fiksuota suma? Tai kai pavargstam truputėlį vertinimo metu, bet lengviau tampa administravimo metu. Tai fiksuota suma yra skirta supaprastintam išlaidų vertinimui ir apmokėjimų išlaidų, bet tam, kad įvertintumėm ir nustatytumėm fiksuotą sumą, reikia pateikti 3 lygiaverčius palyginamus komercinius pasiūlymus. Labai paboldinau ir paraudoninau šitą žodį palyginami komerciniai pasiūlymai, kad jie turėtų praktiškai būti identiški. Tuose komerciniuose pasiūlymuose turėtų būti nurodytos tiek atliekamos paslaugos, tiek tų paslaugų sukuriamas rezultatas. Ir fiksuotai suma bus nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą. Kaip vyks išlaidų apmokėjimas įgyvendinant projektą? Tai kiekvienas projektas turi teisę pasiimti avansą ir naujo periodo finansavimo projektuose iki 100 000 eurų avansui nereikia avanso draudimo. Tačiau avansas turi būti pagrįstas, tai reiškia, kad suma turi būti pagrįsta arba pasirašytom kažkokiam sutartim, kad reikia sumokėti už kažką, arba turi būti paskaičiuota pagal mokamą atlygį. Ir labai svarbu, kad avansas turi būti panaudotas per 6 mėnesius. Jei jis yra nepanaudojamas, jį privaloma grąžinti.
MTEP veiklų išlaidos, tai moksliniai tyrimai eksperimentinė plėtra, yra apmokama deklaruojant faktiškai patirtas išlaidas mokėjimo prašymuose ir kompensuojamos patirtos išlaidos. Patentinės paraiškos, patentavimo veikla būtų apmokama principų viskas arba nieko, agentūra žiūrėtų jau nebe sąskaitas faktūras, o tik tą sukurtą rezultatą. Jei rezultatas už tą veiklą yra pasiektas, toks, koks buvo planuotas, tokiu atveju visi pinigai yra išmokami. Tačiau agentūra pasilieka teisę kilus įtarimams tam tikrų dokumentų paprašyti ir papildomai. Bet iš esmės supaprastinta tvarka grindžiama tuo, kad jokių pirkimo sutarčių, sąskaitų faktūrų, apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų pateikti agentūrai nebereikia. Kadangi finansavimo intensyvumas labai priklauso nuo įmonės dydžio, labai svarbu įmonės dydį nusistatyti tinkamai. Dabar įmonės dydį mes vertinam ne tik tais pačios įmonės, bet ir susijusių įmonių. Tai tuos ryšius nustatome pagal SVV įstatymą ir tie ryšiai taip pat yra svarbus ir ūkio pareiškėjo ir ūkio subjekto sunkumų nepatyrimo vertinimui. Pabandykime trumpai apžvelgti pagrindinės taisyklės ir naujausias vertinimo tendencijas, kad visi suprastumėm viską vienodai. Tai susijusią įmonę laikome susijusią įmonę laikome susijusią, jei pareiškėjas, jei akcijų ryšys formuojasi daugiau nei 50% balsų. Tačiau, kaip matote, trečiame punkte yra parašyta, kad 50% akcijų balsų turėjimas suteikia vadinamąją veto teisę. Ir pagal teisminę praktiką ir Europos komisijos išaiškinimus atkreipiu dėmesį, kad 50% akcijų turėjimas jau yra pakankamas pagrindas įmonių susietumui. Tai dėl to ir prie susijusios įmonės yra uždėtas tiek daugiau, tiek lygų ženklelis. Partnerinė įmonė tuo tarpu yra ta įmonė, kuri turi daugiau nei 25% balsų. Kas dar matyti yra svarbu, sakykime, vėlgi tas pats trečias punktas yra parašyta, kad įmonė gali turėti galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmoniai dėl sutarčių sudarytų su šia įmonė. Tai reiškia, kad įmonė nebūtinai turi tik tais per tas akcijas 50% balsų turėti tam, kad būtų laikoma susijusia, bet reikia įsivertinti tas ilgalaikės bendradarbiavimo sutartis, tiekimo sutartis, teikiamus kreditus, galbūt nerinkos sąlygomis ir tai gali būti taip pat pagrindas pripažinti tokią įmonę, susijusią įmonę. Tai mes galime paprašyti tiek, nežinau, nuomos sutarčių, tiek informacijos apie pasirašytas pirkimo pardavimo sutartis, tam, kad galėtumėm patikrinti tas įmonių sąsajas. Dabar svarbus momentas, kad susijusios įmonės ryšys gali formuotis ir per fizinį asmenį ar kartu veikiančius kelis fizinius asmenis. Ir čia dabar mes tikriname, ar tas fizinis asmuo vykdo ūkinę komercinę veiklą arba nevykdo ūkinės komercinės veiklos. Jei asmuo nevykdo ūkinės komercinės veiklos, tai tuomet įmonės bus laikomos susijusiom, jei jos veikia toje pačioje ar gretimose rinkose. Tokių rinkų pavyzdžiai, nežinau, alubaris ir kokia nors alaus darykla, galbūt galėtų būti kažkas gretimos rinkos, ar ne? Dabar, ar fizinis asmuo vykdo ekonominę veiklą? Vertinimo metu tikrai šitą klausimą jums užduosime ir į šį klausimą reikia atsakyti ta prasme, kad dažna klaida galvoti, kad galvojama, kad fizinis asmuo turi vykdyti tik tą veiklą, kuri susijusi su projektu. Tai ne, tai yra ekonominė veikla, kurią vykdo fizinis asmuo ir gauna už tai pajamas, bet kokia individuali veikla, galbūt ūkis kažkoks turimas, iš ko gaunama pajamas, nesvarbu, kad tai nesusijęs su projektu, tuomet yra laikoma, kad fizinis asmuo vykdo ekonominę veiklą. Ir paskutiniai išaiškinimai ir paskutinė naujo periodo vertinimo praktika yra tokia, kad jei fizinis asmuo turi kontrolinį akcijų paketą, tai yra dauguma dalyvių balsų 50% plus vieną balsą ir tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme, tai yra įmonės vadovas arba valdybos narys, jisai automatiškai tampa tuo asmeniu, kuris laikomas vykdančių ekonominę veiklą. Ir per jį taip pat tada formuojasi tie įmonių ryšiai.
įmonės dydžio nustatymui reikia žiūrėti šitą skaičiuoklę. Įmonės dydis priklauso nuo įmonės darbuotojų skaičiaus, nuo metinės apyvartos ir turto. Tai pavyzdžiui, vidutinė įmonė yra ta įmonė, kuri turi mažiau nei 250 darbuotojų, jos metinė apyvarta yra iki 50 milijonų eurų arba turtas iki 43 milijonų eurų. Įmonės dydis vertinamas pagal 2 metus, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jei įmonė būtų pardavusi kažkokias tai akcijas kažkada prieš paraiškos pateikimą, tai vis tiek taikomas vadinamasis atšalimo laikotarpis, 2 metų atšalimo laikotarpis ir statusas nustatomas pagal 2 metų rezultatus. Tai dešinėje apačioje matome vėlgi lentelę, kaip reikėtų vertinti, kad, pavyzdžiui, 3 metais buvo ne SVV subjektas, tai yra didelė įmonė, 2 metais didelė įmonė, 3 metais maža įmonė ir vis tiek rezultate būtų vertinama, kad tai yra didelė įmonė. Tai čia visi tie atvejai ir yra sudėti. Tai šias skaidres tikrai galėsite pasinagrinėti ir po šių mokymų ir naudoti kaip atmintinę. Svarbus momentas, ką dar turime patikrinti, ar įmonė patiria sunkumus, kasgi tie sunkumai ir kaip juos vertinam. Tai vertinam tiek pareiškėją, galutinį naudos gavėją, tiek ūkio subjektą, tai yra grupė įmonių, kurias sieja susijusių įmonių ryšiai. Pagal ką vertinam? Pagal patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus už 23 metus šiam kvietime vertinsim. Lietuviškas finansinės atskaitomybės mes pasiemam patys iš registrų centro, tuo tarpu užsienio finansinės atskaitomybės prašome jūsų pateikti kartu su paraiškos dokumentais ir paraiškos vertinimo metu. Tik atkreipsiu dėmesį, kad iš agentūros kartais tikimasi, kad skaitome ir kinietiškai, ir itališkai, ir estiškai, tai tikrai taip nėra. Dokumentus priimame lietuviškai arba angliškai ir jokio kito būdo dėja nėra, tai reikės užtikrinti vertimą. Turime vertimo išimtis, kad sunkumų nevertinam, jei įmonė veikia mažiau nei 3 metus. Tačiau jei į ūkio subjektą, kuriam priklauso, sakykime, pareiškėjas, įeina bent viena įmonė veikianti ilgiau nei 3 metus, tai tuomet išimtis yra netaikoma ir vertinamas vis tiek visas ūkio subjektas. Na, o tie sunkumai ateina per ABCD išvardintus variantus, aš jų visų neminėsiu, bet pagrindinė taisyklė, kad rezervai minus sukaupti nuostoliai turi būti neigiama suma viršianti pusę pasirašyto akcinio kapitalo, tuomet įmonė laikoma sunkumus patiriančia. E-dalis taikoma tik didelėms įmonėms ir čia skaičiavimai papildomai. Jei praktinį pavyzdį pasižiūrėtumėm, tai finansiniais metais, pavyzdžiui, čia įmonė patyrė 6 000 eurų nuostolį. Tai čia ta neigiama suma minus 6 000. Įstatinis kapitalas yra 10 000 eurų, pusė įstatinio kapitalo yra 5 000 eurų ir palyginam minus 6 000 ir 5 000 gauname neigiamą sumą viršiančią pusę įstatinio kapitalo ir tokia įmonė laikoma sunkumus patiriančia ir pagalba jai suteikta būti negali. Kad jums visai neįvaryčiau infarkto, nuraminsiu ir pasakysiu, ir čia matyti dar papildysim, įdėsim nuorodą į šitą skaidrę. Mes turime puikų įrankį, kuris nereikalingas žmogaus įsikišimas, tą padaro formulės, patikrina, suvedus informaciją apie rezervus, nepaskirstą pelną, nuosavą kapitalą, įstatinį kapitalą, pagal patvirtintą finansinę atskaitomybę, čia reikia suvesti informaciją tiek pareiškėjų, tiek susijusių įmonių, gaunamas atsakymas, ar įmonė patiria sunkumus ir ar ūkio subjektas patiria sunkumus. Ši lentelė tikrai bus jau yra įkelta prie kvietimo dokumentų. Aš būtinai skaidrės papildysiu irgi nuorodą, kad būtų lengviau ją atrasti ir pasitikrinti, kokia yra situacija. Aš truputėlį užsiminiau tiems, kas planuoja vykdyti patentavimo veiklą, kad taikomas naujasis de minimis reglamentas, tai atkreipsiu dėmesį, kad visai neseniai tas de minimis reglamentas buvo atnaujintas ir pagrindinis pokytis yra, kad per 3 metų finansinį laikotarpį gali būti suteikta vienai įmoniai nebe 200 000, o 300 000 eurų paramos. Anksčiau buvo taikomi apribojimai transporto srityje veikiančiams įmonėms, dabar tie apribojimai netaikomi. Pasitikrinti de minimis likutį, kuris skirtas įmoniai, galite konkurencijos tarnybos interneto svetainėje, vieša prieiga kotis.kt.gov.lt. Iš ten pat informaciją gauna ir inovacijų agentūra ar
pareiškėjas turi pakankamą de minimis likutį, kad galėtų gauti tą pagalbą. Dabar čia yra parašyta irgi, kad viena įmonė tai nėra lygų pareiškėjas. Tai vėlgi vertinama įmonių grupė. Ir matyti reikia tik pasakyti, kad, nes jūsų irgi prašysime užpildyti vienos įmonės deklaraciją, tai vienos įmonės deklaraciją reikia nurodyti tik įmonės ir per fizinius asmenys vykdančius ūkinę komercinę veiklą susijusias įmonės veikiančias Lietuvoje. Tai yra, nėra vertinama, jei fizinis asmuo nevykdo ūkinės komercinės veiklos, jau nėra nagrinėjamas ten tas rinkų aspektas, kaip yra, pavyzdžiui, sunkumus tikrinant. Tai vat, toks pagrindinis skirtumas, kalbant apie vieną įmonę. Turime neremtinų veiklų, tarptų neremtinų tai yra tabakas, alkoholis, žuvininkystė, pirminė žemės ūkių produktų gamyba ir matyt šiais laikais aktualu irgi paminėti, išvestinis tas apribojimas ateina, bet jis ateina, karo pramonė nėra finansuojama šitame kvietime ir jei dalykas galėtų turėti dvigubą paskirtį, tai yra finansuojama tik ta paskirtis, kuri skirta civiliams. Kiti svarbus reikalavimai projektams, projekto veiklų pradžia ne anksčiau nei paraiškos pateikimas, taip yra visada. Čia skirtumas, kad šių projektų veiklos nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinimo trukmė 3 metai, 36 mėnesiai. Svarbi nuostata, kad projekto veiklos turi atitikti sumanios specializacijos nuostatas. Tuoj parodysiu, kas yra ta sumani specializacija. Ir projektų parengtumo reikalavimas, kad su paraiška turi būti pateiktas mažiausiai, aišku, laukiame visų dokumentų, visų komercinių pasiūlymų, bet jei nepateiksite verslo plano, tokia paraiška neklausiant būtų iš karto atmesta. Na, o šioje skaidrėje matome sumanios specializacijos kryptis, jų likę yra 3, tai yra 3 tipų valstybės prioritetai, kryptis, kurias šiuo metu valstybė siekia finansuoti ir įgyvendinamas projektas turėtų atitikti vieną iš šių krypčių, atitikimą taip pat reikės pagrįsti paraiškos prieduose. Tai yra sveikatos technologijos, nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos, informacinės ryšių technologijos. Stebėsenos rodikliai, kiekvienas projektas turi turėti savo stebėsenos rodiklius, kurių siekiame projekte, tai čia yra 7 privalomi rodikliai. Gal taip akcentuosiu, kad produkto rodikliai bus pasiekti, skaičiuojamas tik pareiškėjas ir yra pasiekiamas pasirašius projekto finansavimo sutartį. Subrodiklis žydrame fone turi būti pasirinktas pagal nustatytą įmonės dydį. Vieną iš šitų reikia pasirinkti. Jei įmonė maža, tai reikės rinktis. Pavyzdžiui, paramą gavusios įmonės bus vienas rodiklis, antras rodiklis paramą gavusios įmonės, iš kurių, pavyzdžiui, mažosios. Ne? Taip, privačiosios investicijos, tai čia yra tas nuosava dalis ir šiuo atveju skaičiuojama projekto nuosava dalis, tai skaičiuojamas tiek pareiškėjas, tiek partneris. Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tyrimo darbo vietos. Tai čia skaičiuojami etatai visos darbo dienos ekvivalentais. Tai reiškia, jei bus 2 tyrėjai po pusę etato, tai vis tiek bus skaičiuojamas vienas, bet aš atkreipsiu dėmesį, kad nauda kokybė pagal tai nėra skaičiuojama ir realiai užtenka susiplanuoti ir tą vienetuką ir be streso tą projektą. Negaliu šitaip sakyti, bet siūlau susiplanuoti vienetuką. Ir kitas svarbus momentas, čia jau ir nauda kokybė nuo to priklauso, tai yra reikia finansinėme plane ir paraiškoje užpildyti investicijas gavusios įmonės pajamas, gautas iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų. Tai yra prototipas, kurį planuojate sukurti projekte, jis turi būti komercializuotas ir po to 3 metus pasibaigus projektui jisai turi būti parduodamas. Ir tos pajamos už to produkto pardavimą čia ir turėtų būti suplanuotas. Tai tam verslo plane irgi turime atskirą dalį, kur reikia pagrįsti tiek rinkas, konkurentus, kaip tas planavimas vykdomas. Kaip ir minėjau, turime kvietime biudžete 6 milijonus ir jei būtų daug sėkmingų paraiškų, vis dėlto būtų skelbiamas ir yra skelbiamas konkursas. Konkursinės paraiškos
yra atrenkamos finansuojant tas paraiškas, kurios surenka daugiausiai balų. Už ką tie balai skiriami bus kitoje skaidrėje. Tik paminėsiu, kad mažiausias balas turi būti 40 balų. Žemiau surinkę apskritai būtų iškart atmesti ir nefinansuoti. Tai dabar už ką skiriami balai ir tie projekto atrankos kriterijai. Tai yra dviejų tipų kriterijai - specialieji ir prioritetiniai. Specialieji mes apie juos jau pakalbėjome anksčiau, bet dar kartą akcentuosiu. Tai vienas iš specialių yra, kad projektas turi atitikti vieną iš sumanios specializacijos krypčių. Sumanios specializacijos vieną iš šitų krypčių. Pareiškėjas turi būti užsienio investuotojas. Tai tas sąlygas irgi aptarėm prie pareiškėjo tinkamumo. Ir taip pat, kaip ir minėjau, pareiškėjas turi turėti pajamų per paskutinius 3 finansinius metus ne mažiau nei prašoma finansavimo suma. Jei atitinkate šituos 3 pirmuosius specialiuosius kriterijus, tęsime vertinimą toliau ir žiūrime, kaip jums sekasi. Jei netitinkate šitų specialių kriterijų, iš karto paraišką turime atmesti. Dabar prioritetiniai kriterijai, už ką skiriami balai. Kuo daugiau suplanuojate, tuo daugiau balų skiriama. Projekto efektyvumas, tai yra pajamų iš projekto metu sukurto produkto santykis su projekto išlaidomis. Tai čia vienas kriterijus. Produkto ar technologijų reikšmingumo lygis, kuris nustatomas pagal Oslo vadovą ir jis gali būti naujas pasaulyje, rinkoje arba įmonės lygiu. Trečias bus komercinimo potencialas, tai yra, jau kalbėjome apie tuos technologinės parengties lygį, kokiu technologinės parengties lygiu planuojate užbaigti projektą. Ir 2 nauji prioritetiniai kriterijai, bus iššūkis matyti ir mums juos įvertinti, tai yra naujovė, bet į tą norėčiau atkreipti dėmesį, kad balai bus skiriami, jei produktas tvarus, aplinkai draugiškas. Tai patvarus, ilgamžis, tausojantis energiją, išteklius, pataisomas, perdirbamas ir panašiai. Tai čia reikės aprašyti ir pagrysti ir agentūra tada vertins ir jei atitiks šitą kriterijų, tai bus skiriami papildomi balai, o jei netitiks, bus skiriama 0 balų. Ir dar vienas prioritetinis atrankos kriterijus, ar produktas kuriamas taikant didelio poveikio technologiją. Tarp tų technologijų pavyzdžiai, tai yra pažangios medžiagos arba pagrįstos gyvybės mokslų technologijomis, nanotechnologijomis arba mikroelektronika, nanoelektronika, fotonika, sukurtos naudojant dirbtinį intelektą, diegiant saugumo ir ryšių technologijas. Tai apie jas plačiau galima paskaityti irgi pridedamose nuorodose. Atitinkant šiuos kriterijus, tai kriterijai dauginami iš atitinkamo kriterijų svorio koeficiento, skaičiuojama bendra suma ir visi projektai yra ranguojami ir žiūrima, kas surenka daugiausiai balų, tas pirmiausia ir gauna finansavimą. Dabar taip, turime skaidrę apie nuosavo finansavimo šaltinius. Tai nuosavas finansavimas gali būti užtikrinamas skirtingais būdais per įmonės apyvartinės lėšas, banko paskolą, juridinio asmens paskolą, fizinio asmens paskolą. Matyt, tik tais ką reikėtų irgi akcentuoti ir žinoti, kad jei paskola bus sudarytas užsienio juridinio asmeniu, tai iki projektų sutarties pasirašymo prašysime pateikti Lietuvos banko patvirtinimą, kad paskolos sutartis registruota Lietuvos banko paskolų registre. Toks yra netipinis reikalavimas su užsienio paskolom. Dabar projekto vertinimo metu iš tikrųjų užteks pateikti akcininkų sprendimą, kuriame bus parašyta, iš kokių lėšų finansuojamas projektas. Visos paskolų sutartys galės būti pateiktos iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo. Ir matyt, dar atkreipsiu dėmesį, kad visuomet agentūra vertina ir pajėgumą skolinti arba įmonės pajėgumą finansuoti tomis lėšomis. Ir tą pajėgumą skolinti ar finansuoti tikriname pagal tam tikrus dokumentus. Tai jei finansavimą užtikrina fizinis asmuo, mes paprastai prašome pajamų deklaracijų, dokumentų pagrindžiančio fizinio asmens kredito istoriją, nes galbūt jis turi kažkokių įsiskolimų. Bet kitaip sakant, nepakaks, tas sąrašas nėra baigtinis, agentūra turi įsitikinti, bet
labai dažnai galvojama, kad pateikiamas yra sąskaitos vienos dienos momentinis likutis ir teigiama, kad tas dokumentas yra pagrindžiantis, tai ne, taip nėra, žiūrime ilgesnę istoriją ir to turto kilmę. Atitinkamai, jei įmonė finansavimą užtikrina, tai vėlgi labai paprasčiausias būdas lengvuoju būdu pasitikrinti, ar reikiama suma projektų gyveninti yra, tai yra žiūrima pagal patvirtinę finansinę atskaitomybę ir žiūrime trumpalaikis turtas minus trumpalaikiai įsipareigojimai turėtų turėti sumą 1 metams projektų gyvendinimui. Arba, pavyzdžiui, sumą reikalingą paskolinti. Tai jokie kiti, aišku, galima grįsti prognoziniais pinigų srautais, teikiant sutartį su klientais ir visą tai vertinimo, kaip sakyt, nebaigtinis sąrašas, ta prasme, visą tai kartu su jumis turime atsakyti tiesiog į klausimą, kad pareiškėjas yra pajėgus užtikrinti tą nuosavą finansavimą. Kaip reikėtų pateikti tuos vadinamosius PIPus, projektų gyvenimo planą, arba, kaip anksčiau mėgdom sakyti, paraiškas, tai paraiškos teikiamos jau per naujai sukurtą mūsų pusėje, tai vadinasi Investis, jūsų atveju DMS, duomenų mainų svetainė. Tai kaip kiekvienas turime bankininkystės, Swedbankas, SEBas, dar kažkas, mes turime savo Investi. Visas susirašinėjimas vyksta per tą Investi, paraiškos teikiamos per Investi, elektroniniu paštu paraiškos nėra priimamos. Dabar, jei bus klausimų dėl paraiškų pateikimo per šitą DMS svetainę, ši turėtų būti gana paprasta. Jūs visada galite kreiptis į mūsų specialistą Tomą Jankauską, kontaktus aš sudėjau ir taip pat labai kviečiu įdėtą nuorodą pasižiūrėti mokymai DMS naudotojams, ten tikrai yra aiškiai sudėti žingsniai, kaip ką reikia padaryti. Aš tik gal dar atkreipsiu dėmesį praktinius tokius patarimus, kas man buvo neaišku ir ką irgi atkreipsiu dėmesį, kad Investis galima įkelti tik tam tikrų tipų rinkmenas, čia jos yra išvardintos. Ir prie vieno pranešimo galima prisekti nedaugiau nei 5 dokumentų. Ir šis apribojimas, iš tikrųjų, siūlome šitą apribojimą apeiti, kuriant ad hoc tipo dokumentą ir į jį sukeliant visus teiktinus dokumentus, nes dabar paprastai, pavyzdžiui, dokumentus teikia 5 pranešimais po 5 dokumentus. Tai neatrodo labai efektyvu ir sukūrus ad hoc, jį sukėlus visus dokumentus, pasirašius tokį vieną ad hoc galima pateikti per pranešimų dalį. Paprastesniai dokumentų paieškai prašymas iš projektų vadovų neskanuoti dokumentų į vieną didelę bylą, kaip sakau, vieną telefonų knygą ar ne, bet juos teikti atskirais dokumentais, kad būtų lengva ir paprasta paieška, gebėjimas atsekti, nes ir jums paprasčiau mažiau klausimų ir mums greičiau suvertinti šitos projektus. Ir didžiulis prašymas, kad dokumentų pavadinimai turėtų atspindėti dokumento turinį. Rekomenduojama žymėti versijas. Pavyzdžiui, vertimo dokumentus gali prireikti koreguoti. Ir pavyzdys, pavyzdžiui, verslo planas, versija 1, verslo planas, data kokia nors, pavyzdžiui, ar ne, galėtų būti. Arba CV, vardenis pavardenis, kad net neatidarius dokumento galėtumėm identifikuoti, kas tai per dokumentas. Dabar dokumentai, kurie yra teiktini ir vėl labai prašymas išlaikyti vieningą dokumentų, kaip čia, tokį šabloną pasidarykime, kad visiems būtų paprasčiau dirbti. Laikytis šito eiliškumo labai rekomenduojame, neprivaloma, rekomenduojama, prašoma, kad būtų paprasčiau visiems vienodai suprasti. Tai, pavyzdžiui, pirmas turėtų būti projekto gyvenimo planas, antras, PFSA pirmas priedas dėl reikšmingos žalos nedarimo horizontaliam principui vertinimo, teikiama partnerio deklaracija, jei projektas vykdomas su partneriu, tada informacija apie biudžeto pasiskirstimą. Jei projektas įgyvenimas su partneriu, informacija apie suteiktą valstybės pagalbą, ten 4 priedas verslo planas, tai visas biudžetas turėtų būti suplanuotas ir ta informacija irgi bus paskelbta prie kvietimo dokumentų. Tos mūsų iš tikrųjų jau gerokai išdirbtos, geros verslo plano vadinamos išteklių arba biudžeto lentelės, Exceliukai, kuriuose pagal išlaidų kategorijas sudėliojamas visas projekto biudžetas. Tai čia ir bus 1A priedas
skirtas MTET veikloms, 1B priedas skirtas patentavimo veiklai. Prie patentavimo veiklos taip pat rasite labai daug naudingų nuorodų susijusių su patentavimu, tai kviečiu pasistudijuoti. Tai ką iš tų tiektinų dokumentų SVV deklaracija, ką reikėtų pakomentuoti biudžeto pagrindimo dokumentai, kad tiekiami komerciniai pasiūlymai, nuorodas į rinkoje esančias kainas, darbo užmokestis, kaip ir minėjau, turi būti grindžiamas 3-6 mėnesių darbo užmokesčio pažymomis, arba turi būti remiamasi oficialiais valstybės kaip čia, duomenų šaltiniais, tai yra valstybės duomenų agentūra, neteisingai pavadinau statistikos departamentų, valstybės duomenų agentūros arba Lietuvos banko duomenys apie gaunamų darbo užmokesčio vidurkius einant panašias pareigas. Ir, kaip sakiau, tyrėjas direktorius, negalima tyrėjaus darbo užmokesčio grįsti direktoriaus gaunamų darbo užmokesčių, tai turėtų būti tyrėjo darbo užmokestis. Finansavimo šaltiniai, tai mums reikalingi akcininkų sprendimai, kad jie įsipareigoja finansuoti projektą, reikia nurodyti, iš kokių lėšų tą projektą finansuos ir kokia pinigų suma planuojama prisidėti. Jungtinės veiklos sutartys, vienos įmonės deklaracija ir visi kiti, visą sąrašą jūs matysite. Darbo yra ir jums, ir mums įvertinti visą šitą atitikti. Ką reikia paminėti, kad kvietimas baigėsi 24 metų gegužės 31 dieną 17 val. Labai kviečiu nepasilikti paskutiniai minutiai. Kvietimas automatiškai bus uždarytas, jokio rankinio įsikišimo čia nėra ir net minutės vėluoti negalima ir laikas nurodytas yra Lietuvos laiku, tai šitą irgi reikėtų atkreipti dėmesį. Vertinimas turėtų trukti apie 70 darbo dienų ir aš čia bandžiau pasiskaičiuoti, atmetus šventinės dienas, tai turėtų išeiti į rugsėjo 10 dieną. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nes planuojama, kad vasaros metu ir atostogų laikotarpis bus ir ekspertai gali atostogauti. Vertimas, vėlgi, pasiliekam tą galimybę vertimą dėl nenumatyto aplinkybių pratęsti. Labai tikiuosi, kad to nebus, nes pagrindinis tikslas yra suvertinti per 70 darbo dienų. Na ir kiti etapai, kad per 25 darbo dienas po įsakymo, po ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsakymo turi būti pasirašytos sutartys, radau klaidą, per 36 mėnesius turi būti įgyvendinti projektai, ne per 24, per 36 mėnesius. Ir projektų tęstinumo laikotarpis, kai siekiama parduoti tą sukurtą projektą, tai yra 3 metai mažoms MVI įmonėms ir 5 metai didelėms įmonėms. Ką dar aktualu pasakyti, kad mūsų kontaktai. Mes turime vieną kontaktų centrą, vieno langelio principų veikiantį, galite pasiskambinti jam, bet jis labiau pakonsultuos bendriniais klausimais. Tuo tarpu jau konkretesniais, specifiniais turime dedikuotus 2 specialistus šitam kvietimui, tikrai ilgametę patirtį turintį Stanislavą Dabušinską ir aš būsiu Valdas Maksvytis, nurodytais telefonais galite mums skambinti, užduoti klausimus. Taip pat rašyti elektroniniu paštu, TUIinvest@, inovacijų agentūra ir tuos klausimus mes nagrinėsime, žiūrėsime, kas neaišku, bandysime atsakyti, kaip suprantame mes aprašą ir kaip vertinsime šias paraiškas, jei klausimų turėsite. Labai rekomenduoju pasižiūrėti šitas naudingas nuorodas, tai yra valstybės pagalbos klausimai yra pakankamai sudėtingi, tai turime parengę atskirą mokomąją medžiagą, yra įrašyti puikūs pranešimai, informacija apie kvietimą, mokymai DMS naudotojams, aprašas, pagrindinis dokumentas ar ne, pagal ką finansuojami šitie projektai ir būtinai pasiskaitykime irgi rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties ES fondų reikalavimams, nes ten yra begalės daug praktinių situacijų, kurios gali palengvinti, įsivertinti tą išlaidų tinkamumą. Tai aš tikiuosi, kad kava neatšalo, išgėrėt, klausimų parašė daug, ačiū Jums labai uždėmesį, lauksime Jūsų paraiškų, sėkmingo starto ir nepamirškime, kad finišas darbo tai yra gegužės 31, 17 val, iki kada paraiškos ir laukiamas, o tada jau agentūra kimba į darbą ir organizuoja vertinimą. Tai ačiū uždėmesį, ate.